Taku ant jūs kabanuose. Žodžiu, šiandien turim tokį biškėlį įdomesnį projektėlį. Tai parsivežiau iš Lentpjūvės, tiksliau atvežiau iš Lentpjūvės. Dafiga lentų. Tai ir sausa mediena, obliuota, kalibruota. Nu, žodžiu, realiai geriausia, ką gali gauti iš Lentpjūvės. Tai man nusistatyms ir labai paprastas. Moderni įranga namuose. Tai ir, pavyzdžiui, net ten grindiniai visokie šildymai, huildymai, visokie lempos, ten perepsus ir visa kita ten valdomi, vos ne balsui ir panašiai. Bet patys baldai, aš nepernešu tų MDF-ų, plokščių, hujokščių, kur aš nesąmonių tokių, kur greit lūžt, nusipirki, metus pabūn, meti laukan, vėl perki arba remontuoji, užsipisi ten taip toliau. Tai baldus stengsiuos pasidaryti pats. Visus absoliučiai medinius, kas tik įmanoma, lentynėlės, spintelės, komodas gal netgi išeis pavyks padaryti, patį virtuvinį, virtuvės salą, lovos, rėmus. Nu, karoči, dafiga dalykų, po to apšaudysim kolonas, visus apmušimus aplinkui loftus, padarysim bortus lofte. Tai va, tai tu jau parodysiu, kokiu lentų turim. Tai va, aišku, aš jau iš to nekantrumo pradėjau, aš jau kažką pjaustę daryti. Tai esmė, nemaža dalis 20 pločia lentelių ant 2 comų storiaus. Nemažai tokių, 15 comų pločia, čia 20 pločia, 15 pločia, papačiai yra gegnės, 15 ant 4,5. Tada labai daug 4,5 ant 2, tada didžiausia dalis ir 9,5 ant 2 ir 7 ant 2. Tai realiai visa kalibracija kokia būna, realiai 4,5, 7 ir 9, 15 ir 20. Nu ir aišku dar ir bruselių 4,5 ant 4,5. Tai va, čia tokios fainos lentos. Sausos dar kvepia. Faini, man patinka visi va tie raštai. Tai va, esmė kokia. Pradėjau realiai nuo čia. Tai šiek tiek apie pačią virtuvę. Tai labai paprasta sistema. Nu čia laikinai esu pasidaręs. Orkaitė keliaus čia, kur mikrobangė. Mikrobangė virš orkaitės ir bus tokia kaip spinta įmontuota. Nežinau, įmontuoti baldai šitie skaitos. Tai 2 krūvai bus. Pačiam kampe iki lango nieko nedarysiu, bus tiesiog kaip stalviršis. Prie lango, realiai, kad čia visos tos šmutkės, čia įmontuojama kriauklė, o kaitlentė, realiai čia vat, kur stovi, tai realiai taip ir bus. Aišku, viskas susireguliuos, biški patmenis, pakis, paaukšties, pažemės. Bus viskas ok, čiki-piki. Čia žadu daryti kitchen islandą, tokį kaip kampų. Ir noriu atskirti šitą zoną, kur bus židinys, sofkės ar dar kažkas. Grinai noriu atskirti su tokiu, net nežinau, kaip mini bariukų tokiu, kad būtų vos ne kaip tvora, ten kaip lentynėlės. Iš tos pusės žiūrint, iš šitos pusės bus lentynėlės iš čia, o iš kitos pusės, ten kur šaldytuvo šons bus lentynėlės, kad bent jau kažką galėtų pasidėti. Čia toks kitchen islandas, esu susirinkęs jau iškart 4 bara kėdės, tai mano ideologijai 2 kėdės čia, 2 kėdės čia. Antrą nakties, karoči. Valgau rūkytą sūrį. Šiandien jaučiu jau užteks. Sūris tai afigienas. Tai va. Nu,
Neblogai šiaip. Paėjo šoną padaryti. Čia lengviausia dalis. Šitą žaltį. Baisiai daug skirtingų kampų. Tai sudėliot biškį užtruko. Be topas yra. Apatinis žiedelis yra. Pradėjau dėti lentas. Šiandien užteks. Reikės antrą pakopą susidėti. 2 lentynas, kad būtų. Viską apšaudyti lentom aplinkui. Prieki durelės. Bus done su sala. Tai va. Karoči. Pavargau, maunu išmesiu šiukšlės. Jo, kas nežino, tai įsikraušiu į hatą, nes viską pasijungiu laikinai, kaip supratot. Tai va, nebėra kur skubėt baisiai. Tai va, manom, iki ryto. Nu va, po biškėlį vieną lentyną apatinę susidėjau. Reik nusipjauti kampuką, kad nemaišytų. Ir dabar reikės padaryti antrą lentyną čia. Ir tada jau viską apšaudyti aplinkui gražiai. Durelės ir viso. Žodžiu, vėl antros dienos pabaiga. Ku padirbom? Vatefo, tokį turim vaizdėlį, tai padariau, kaip sakyt, atitvarą šiokį tokį, iš vidaus pusės lentynėlės ir, kaip sakyt, virtuvė, kas priklauso, iš tos pusės irgi padariau lentynėlės to vieto, kur ir šaldytaus, nes vis tiek ten tą vietą nesinaudo, tai padariau, kaip sakyt, kaip zigzagą lentynų tokį. Tai vat, čia skaitos virtuvės sala, tai susistatys 4 baro kėdės, 2 čia, 2 čia, jau yra surinktas, aišku, buvau patestavau, kad viskas įtvarko, įmatavau aš jau kokį 10 kartų. Ir vat, tai šitą vietą čia statysiu kažkokį tai židinėlį, arba kad ir elektrinį, arba su malkelėm, kad galėtų pasikūrenti. Porą sofkių kažkaip taip susidėliuos, ir čia bus visai tokia jaukia atskira vieta, grinai atribuota nuo virtuvės, kad nesiplakčiau čia aplinkui. Tai va, vis masyvus galvas gryno medžio, absoliučiai vis gryno medžio, jokių MDF-ų, HUF-ų ir panašiai. Tai apsišaudžiau va tokį kaip pakalimą, viršus susitvirtina, kadangi viršus lentos eina taip, tai iš apačio susitvirtina su parpaneliais tokiais vat, vidaus irgi lygiai tas pats. Tai va toks edžas, kampeliai užbukinti, kad nesidaužytų nieks, kaip sakant, be mėlynių vaikščiotų. Tai va, kaip sakiau, lentynėlės iš tos pusės, norėsiu, nepatiks, galėsiu tiesiog užkalti pilnai su lentom ir viskas. Tai va, visas tas toks visai fainiai man patinka ir atrodo. Tai čia bus per pusę skelta, bus durelės 2 ir viduj dafiga iš tikro vietos. Galėčiau netgi jaučiu įtilpti į spintelę šitą va vieną arba antrą drąsiai. Tai va, tiek, viskas kol kas va taip ir atrodo. Visi varžteliai, kad jie ant viršaus susišpakliuos su medžio špakliais, susišveis, viskas gražiai. Visi realiai, kur ir vizualiai matomas akelės, varžtai, grinai, kur ir iš lauko pusės viskas matoma, viskas susišpakliuosi, susišveis, kad, kaip sakant, nekabintų, negadintų akių. Ir vat, o man asmeniškai patinka toks finišas, kur grinai tiesiog medinis, kaip sakyt, stalviršis. Tai žiauriai figienai atrodo. Tai vėliau vis tiek alėjuosim, tai viskas bus dar pasikeis vaizdas N kartų. Jums pateka? Man irgi pateka, esu realiai laimingas, ką matau. Iš tikrą žiauriai pavyko gerai. Sprendžiu rebusą, kaip čia ką susidėliuot. Ir manau atitinkamai tikrai gerai gavos. Nes, kaip sakiau, noriu modernių, kaip sakyti,
visų daiktų, nu ten visokios orkaitės, visą kitą, kad būtų modernus, bet patys baldai, kad, nu, turėtų savo skonį, turėtų savo stilių, turėtų jaukumą, ypatingai, kas žinot, tai jeigu kažkur ir tiesiog kažkokia medinė detalė, na visą laiką ir kažkokia tokia šilta, jauki, švelni, nu ta prasme, turit suprasti, nes aš nenoriu grįžti į namus, matyti krūvą MDF-inių visokių plokščių sudėta, be jokių rankenų, be nieko, ta prasme, kiaura, šalta, net neįdomu, kaip sakyti, net būti, nesinori tiesiog būti. Tai va, toks reikalas, ačiū, kad žiūrėjot, kam patiko, nuspaudžiat laiką ir iki kitą kartą.